kiekviena grupė turi išsilaikyti pati, atsisakydama pašalinių įnašų. Ir išplėstinė forma. A grupės turėtų visiškai išsilaikyti pačios iš savo narių savanoriškų įnašų. Manoma, visos grupės turėtų greitai susiprasti, kad bet koks viešas aukų prašinėjimas klubams, ligoninėms ar kitoms pašalinėms įstaigoms naudojantis anoniminių alkoholikų vardu yra labai pavojinga. Nėra išmintinga priimti didelį dovanų iš bet kokių šaltinių ar iš kokios nors įsipareigojimus gauti aukų. Paskui su dideliu nerimu matome, kad A turtas auga sparčiai nei poreikiai, kaupiasi lėšus nežinia kokiam tikslui. Teismų ne kartą įspėjo, kad niekas taip užtikrintai neardo mūsų dvasinio paveldo, kaip beprasminiai ginčiai dėl nuosavybės, pinigų ar valdžios. Tai va, tai buvo išplėstinė forma, iš kurios galima suprasti, kad pinigai mūsų tam visam reikalui tik pakenktų, nes dėl pinigų perteklio, prasideda ginčiai dėl nuosavybės, pinigų, valdžios ir panašiai. Tai iš mano patirties tai labai paprasta. Buvau šitos grupės iždininku ir mes turim kiekvieną mėnesio organizacinį, susirinkimą, kur sprendžiam dėl vedančių, dėl kažkokių ten kelionių, kažkokių ten pinigų panaudojimų. Ir kai yra tų pinigų perteklius, iškart tas organizacinis susirinkimas iškart ilgėja, prasideda kažkokie nereikalingos diskusijos apie nieką, Ir tai tikrai jaučiasi, kad nukreipia nuo pagrindinio tikslo, nes visas tas pinigų rinkimas, 7 tradicija yra tam, kad palaikyti pagrindinį tikslą, kad grupės sugebėtų, nariai sugebėtų perduoti mūsų patirtį, žinią apie sveikimą dar kenčiančiam alkoholikui. Ir net yra istorijai, ten iš pradžių vadovavosi pirmieji nariai Švento Francisko filosofija, ir irgi nekaupė, tų kažkokių papildomų lėšų, atsisakydavo, kažkokių turtų ir panašiai, ir fokusavosi į tą, ką jie daro geriausiai. Bet einant laikui, taip atsirado visų pirma pirmieji nariai, steigėjai, tai jie gan skurdžiai gyvena, ten nelabai pinigų užsakymų, daktarui Bobui, Bilui ir kitiem. Nes jie, ilgesnį laiką iš pradžių ten neturėjo, Bilas, nes daktarui Bobui yra kažkaip kitaip, Bilas neturėjo, to pastovaus kažkokio gero darbo. Nes kaip daugelis alkoholikų po jo buvo pakankamai susigadinę, reputaciją. Bet po to, kai draugija pradėjo augti, atsirado tų, kažkokių, po dėka, mūsų draugų žiniasklaidos atstovų, kai buvo išleisti tam tikri straipsniai apie draugiją, atsirado susidomėjimo iš tuo metu, vieno turtingiausių Amerikos žmonių, tai Rockefellerio jaunesniojo, ir jis net suorganizavo ten pasiuntinį, kuris važiavo ir, stebėjo ir įsigilino į draugiją, ką jie daro, apie tos principus savo draugijos, apie sveikimą. Ir jie visi, o nariai jau tuo metu pradėjo ten rasti, tokius labai didžiulius planus apie reabilitacijos centrus, apie savo privačias ligoninės, nes tuo metu, iš pradžių, tai ligoninės nelabai norėjo bendradarbiauti su anoniminiais alkoholikais, skeptiškai žiūrėjo, ir buvo tų minčių, savo kažkokios privačias ligoninės, kad ir po to ten buvo minčių apie knygos platinimą, samdant, žmonių nealkoholikų, kad taip, kaip tie kamigaižorai Amerikoje, kurie eina tiesiog beldžiasi į duris ir kažką, padavinėja, kad tai padavinėtų ir neštų žinią, apie šią knygą. Tai žodžiu, ten tų idėjų milijonas iš tikrųjų tokių buvo, bet labai greitai ten, aišku, per skaudžią patirtį atėjo, supratimas, kad
visi tie dalykai, kur, žinai, realiai nukreipia mūsų nuo pagrindinio tikslo, jie mums labai kenkia. Ir jeigu jau yra tos kažkokios pašalinės organizacijos, tai jie turi, žinai, nieko bendro, turi būti atskirti nuo anoniminio alkoholikų. Kad anoniminiai alkoholikai ten dalyvauja gali, dirbti gali, bet tai turi būti visiškai atskirti, ten jie būtų, žinai, specialistai, darbuotojai, o ne anoniminiai alkoholikai. Turi būti, registruota kažkoks ten, kampanija, kur turi būti visiškai atskirta nuo A, neturi būti naudota vardo ir panašiai, ir turi savo valdybų visiškai atskirtą. Tai va, Džonas Rockefelleris, žodžiu, išanalizavęs ir išklausęs tos verslo planus, žinai, išanalizavęs, ką anoniminiai alkoholikai, žinai, daro, ką jie pasiekia, tai jis ir priėjo prie tos išvados, žinai, kad pinigai jums tik sugadintų visą tą jūsų reikalą. Jis, aišku, padėjo tiem pirmėjim, žinai, jis ten įsteigė, žinai, fondai ir jie mokėdavo tokius kaip ir dienpinigius ar panašiai. Bet nebuvo tų, žinai, nes kai jie tada, žinai, paskaičiavo, kad kai ten buvo toks, kaip ir vakaronė tokia suorganizuota ir kad ten visų tų turtingų žmonių, žinai, bendrai jie ten turėjo vos ne, ten, žinai, $1 milijardą, tai tų metų, žinai, pinigais, nes, šiuo metu tai, žodžiai, visi ten, žinai, kampanijų turtingiausių Amerikos žmonių, žinai, dalyvautų. Tai ir ten alkoholikai, žinai, juos jau nunešė jiems toką ir jie ten pradėjo kurti planus, kaip dabar čia gaus pinigų ir galės įgyvendinti, žinai. Jie turėjo tik gerus ketinimus, bet tai ryškiai, žinai, nukreipė juos nuo būtent pagrindinio, žinai, tikslo ir būtent nuo to prasidėjo, žinai, visą šitą draugija. Buvo ir vėliau tokių reikalų, kad ten ir Bilas savo istoriją pateikė, žinai, kaip pavyzdį, kad neužtekdavo pinigų finansuoti, žinai, ofisų veiklą, pagrindinio to. Ir ten, tada man atrodo, kad jau pradėjo leisti, žinai, knygą, ir tada tai pinigai, knyga buvo su tam tikrų pelnų, žinai, pardavinėjama, ir tie pinigai visi eidavo, kad būtent, žinai, veiklą finansuoti, žinai, ofisą ir panašiai. Ir, neužtekdavo. Ir ten, kaip ir Bilas paprašė grupių, jo ten siūsti po $1, žinai, nuo kiekvieno nario, ir grupės nesiuntė. Bet, realybė yra, kad ir šiandien, žinai, geriausiu atveju, žinai, 40% grupių tą perteikė, žinai, pinigų, jie siunčia ten į Intergrupę, į Europos politiką, ten ir pagrindinį našalį. Toli gražu ne visi. Bet ir tada, žinai, buvo panašiai. Ir Bilas labai, žinai, buvo nusivylęs. Ir kaip tik, žinai, kai jis ten visos tos dalykus, žinai, apsvarstydavo, pas jie svečiu atėjo ką tik iš užgėrimo, žinai, išėjęs A narys ir ten, žinai, visas drebantis paprašė jo pinigėlio ir jis jam davė $5, žinai, kai tada buvo alga buvo, ten savaitę ten $25. Tai, tikrai nemažai pinigų. Ir po to atėjo į grupę ir kai ten siuntė tą skrybelę, 7 tradiciją, žinai, susirinkti, kad, nes grupiai neužtekdavo pinigų sumokėti už nuomą. Ir ten jau, žinai, jau buvo visi ten terminai, žinai, praversti. Ir Bilas, žinai, kai skrybelė iki jo atėjo, jis išėmė, žinai, iš kišenės ten 50 centų, numetė juos atgal, paėmė 10 ir įmetė. Ir tik, žinai, ten po minutės susigalvojo, kad, jis $5 davė, žinai, kad vardant savo ego ten, žinai, tam draugužiui, žinai, išgerti, o dabar, kad savo grupę, žinai, galėtų išgyventi, jam, žinai, gaila 50 centų, žinai, 10 kartų mažiau. Tai va. Nes, žinai, ir Darius sako, mūsų grupės nariai, žinai, turintis daug patirties ir mūsų literatūrai parašyta, kad, žinai, ir tada, ir dabar daugybę šio kelių pradėjo eiti alkoholikai, sunku
pas juos su finansais, dėl akivaizdžių priežasčių. Ir kad, toli gražu, žinai, ne visi gali, žinai, įmesti. Bet iš tikrųjų, nežinau, dabar gal jau geriau, mūsų grupė tai tikrai geriau, mūsų grupė beveik visada turi finansus, žinai, kad išsilaikyti ir už būtinus dalykus, žinai, sumokėti. Bet sakau, yra ir kitokių variantų. Ir trečias, žinai, labai toks stiprus mūsų literatūrai, žinai, paminėtas išbandymas dar buvo, kai eilinį kartą, žinai, ten jau pritrūkdavo draugijai pinigų, kad ofisą išlaikyti, žinai, kad daug buvo tų veiklų, kaip ir pagrindinių, žinai, išlaikyti. Ir buvo sprendžiamas susirinkime, žinai, vienas iš klausimų, kad mirė viena moteriškė ir paliko ten $10,000 tais laikais draugijai. Ir jie sprendė, ar jie gali jas paimti, žinai, ar ne. Ir nors tų pinigų labai reikėjo, bet realiai ką jie suprato, kad jeigu jie šitą precedentą padarys ir priims tų pinigų, dabar, kai jų, žinai, atrodo, kad žiauriai reikia, bet tuo metu, kiek buvo žinoma, tai vos ne ten tų palikimų buvo dar nemirusių žmonių palikta $500,000, žinai, tais laikais, kad dabartinis pinigais čia, žinai, nežinau, $500 milijardo. Tai ir čia tik tai, kas buvo žinoma. Ir žinai, jeigu jie tada ir priims ir visus tos pinigus, tai fondas ant tiek bus išpūstas, tai nori, nenori, tai atsiras, žinai, tų kažkokių pokalbių, kad kaip ir visi, žinai, tie fondai, kur turi daug pinigų, jie veikia taip, kad jos ten po to refinansuoja ir panašiai, žinai, ir tai jau, žinai, ryškiai būtų ne apie anoniminius alkoholikus. Tai va, ir jie tada, žinai, kolektyvinė ta sąmonė, atėjo prie to, kad negalima jokių pašalinių įnašų, žinai, priimti. Iš tikrųjų, yra tam, žinai, ką mes kalbėjome prieš susirinkimą, yra tam tikrų tiesiog apribojimų, kiek gali vienas žmogus, žinai, paaukoti. Nes dar vienas esminis dalykas, kad kaip yra tas posakis, jo, kas duoda pinigų, žinai, tas ir muziką užsako. Jo, kad neturėtų joks vienas, žinai, narys, būtent, žinai, iš tų aukojimų tos galios kažką spręsti. Jie vis tiek liktų, žinai, nepriklausoma organizacija. Tai nežinau, kaip ten dabar 5,000 metodus, tai apribojimų, žinai, iš vieno žmogaus per metus. Tiek, tai šitie dalykai. Tai, žodžiu, susiptinta tradicija, žinai, viskas iš tikrųjų labai paprasta. Žinai, kai mes kažką diskutuojam, kad kažkur, žinai, skirti tų pinigų, vėl, ko moko 7 tradicija? Mane asmeniškai ir žinai, mūsų kaip grupė, finansinio sąmoningumo. Jo, tai kad aš turiu, žinai, atsidėti šiek tiek pinigų, ten 3 mėnesiam, kad turėti rezervą. Žinai, tą protingą, kad atsitikus kažkam, aš galėčiau jį panaudoti ir neturėčiau, žinai, kažkur kreiptis, prašyti ten išmaldos ir panašiai. Tai mūsų grupiai pavyzdys buvo, kai gan greitai ten turėjom trumpą laikotarpį surasti naujas patalpas išsinuomoti, žinai, ir dabar, kad išnuomoti patalpas reikia ir depozitų, reikia kažkokio, žinai, minimalaus įrengimo, žinai, ten pervežt kažką, tai, žinai, kai kurie dalykai daromi anoniminių alkoholikų, žinai, kai kurie dalykai už tai mokama, samdoma ir panašiai. Tai mes kaip tik turėjom tą 3 mėnesių rezervą ir galėjom jį panaudoti. Tai, ką ir dabar turim, tam praėjus kažkokiam laikotarpiu, tai mes vėl atstatėm tą rezervą, jau skaitant iš dabartinių realijų, žinai, grupės, nes dabar pas mus nuoma, žinai, tos sąskaitos biškai pabrango, vėlgi kažkas šiek tiek keičiasi, atsiranda kažkokių naujų išlaidų, bet
kalbant apie tai, žinai, kam naudojami, būtent 7 peticijos pinigai, tai jau buvo paminėta, jo pagrindinių tikslų vykdymų, žinai, kiekvienos grupės, tai perduoti žinią. Tai kaip nuoma, žinai, neturint patalpų, normalių patalpų, žinai, patogių, gražių, gerų, žinai, nelabai čia turėtų kur ateiti naujokai. Jeigu, pavyzdžiui, mes tos patalpos gautume nemokamai, jo tai buvo jau. Ir iš tikrųjų, pradžioj šitos grupės, kiek žinau, tai ir gaudavo patalpos nemokamai, bet tai buvo ten prie tam tikros seminarijos. Ir žinai, kai mes skaitom preambulę, kad žinai, kad mes nesusiję su jokia religija, organizacija ir panašiai, o žmonės ateina visur kažkokie paveikslai, žinai, kryžiai, ikonos ir tada labai sunku, žinai, teikti, kad mes čia nesusiję su jokia religija. Tai va dėl to, kaip ir, žinai, geriausiai būtų, kad grupė būtų kažkokioj neutralioj vietoj, o faktas yra tas, kad daug grupų, vis tiek grupė pasirinko tą, žinai, nemokėti nuomos ir gauna kažkur prie kažkokių įstaigų arba lyginių organizacijų pasirinko patalpas. Kas jų pasirinkimas, žinai. Kitas tradicijos vėlgi sako, kad viena, žinai, grupė turi teisę klysti. Tai buvo juokinga istorija, irgi pats pasakojo, žinai, kai ten kažkur ten šarvojimo ten toj salėje ar kažkur, žinai, buvo grupė, patalpas, žinai, į vieną ateina į grupę, o ten nuomonas. Sako, jūs nemokat, mes neturėjom kur padėti. Norėt vestų. Ir va tas yra, žinai, jeigu tu nemoki, tu nieko negali pasakyti. Ir su tom religiniam irgi labai dažnai būna, kad, žinai, kad jeigu jie ten rengia kažkokias stovyklas vaikam ir panašiai, ir tada, žinai, tos visų patalpos gali būti kažkam kitam perpartos. O, žinai, jeigu grupė veikia normaliai, ten naujokai ateina, ir žinai, labai pavojinga, jeigu naujokas ateis ir jam, žinai, nieko nebus, kurie nieko nesuras. Tai va. Tai, žinai, tam naudojami pinigai. Tai po to nuo pačios pradžios, žinai, pirmas grupės, jos iš pradžių daktaras Bobas savo namuose, žinai, visų pirma, kad ten viskas prasidėjo nuo to, kad nuo Oksfordo grupė buvo šiek tiek kitoks dalykas, tai pasidomėti mūsų literatūrai, bet po to, kai jau buvo anoniminio alkoholikų grupės, tai tas daktaro Bobo, žinai, namuose. Po to pas ten bičiulius, žinai, mūsų draugijos, jie ten pasiveš, žinai, rengė, minti, pinigų, bet jie ten, žinai, dar tada, kai tų žmonių nebuvo daug, jie ten ruošdavo vakarienės, nes jie, žinai, buvo grupė ir tada po grupės, žinai, buvo tie pašnekesiai, jie iš savo pinigų pirkdavo kavą, tai, žinai, patirdavo tam tikrų išlaidų, bet kai draugija pradėjo augti, tai tada jau atsirado poreikis nuomoti kažkokias patalpas, o už patalpas reikia mokėti. Ir ten buvo tai, kad jie bandė kažką derintis ir jiems buvo labai, žinai, paprastai pasakyti, arba jūs mokat, arba ne, žinai, viskas. Tai va, tai po to, žinai, kažkokias vaišės, ką mes turim, žinai, kavą, ten sausainį, tai irgi turi būti. Literatūra. Jo, tai dabar jau draugija nieko negauna iš literatūros, ta prasme, kiek ten, už ką mes perkam tą literatūrą, už tiek mes ir, žinai, ir parduodam. Vėlgi ten kažkokios ten siuntimo, žinai, tos išlaidos, tai dažniausiai ten grupės jas jau padengia patys, mūsų grupė, tai tikrai, žinai, tos dalykus padengia, žinai. Lankstinukų, žinai, tai mes, pavyzdžiui, ateina naujokas į grupę, tai jam reikėtų vis tiek kažkokios informacijos, žinai, duoti, nes aš prisimenu save, tai kai aš pirmus kartus atėjau, tai, žinai, jeigu man būtų tą informaciją tiesiog pasakė, tai nieko aš ten neatsiminčiau, nes vis tiek dar, žinai, drebantis, ten išsigandęs, tai labai gerai, tai grupė irgi turi tam pasirūpinti, kad turėti, žinai, tų lankstinukų. Vėlgi, jeigu, žinai, pavyzdžiui, ten grupė, šitas jau niuansai. Tai va, kai mes einam į kažkokias ten įstaigas, tai irgi būna, kad paimam, žinai, tas literatūros lankstinukų, žinai, padaryti. Pavyzdžiui, ten į bibliotekas.
ne per seniausiai buvo mūsų grupė irgi nunešusi anoniminių alkoholikų žinai. Bet tai, žinai, viskas akivaizdžiai yra, būtent, kad perduoti tą žinią. Žinia apie tai, kad yra tokie anoniminiai, žinai, alkoholikai. Nes nežinia, kur ir kaip tą žinią, žinai, pasieks. Spausdinami ten vizitinės kortelės, ten, bet kas. Yra tokių, vėlgi, yra skirtingų šiek tiek, žinai, grupių, skirtingų šiek tiek, žinai, įsivaizdavimų apie sveikimą, dėl to, žinai, ir įsivaizdavimas apie tai, ar čia vis dėlto, žinai, tarnauja tam pagrindiniam tikslui, ar ne, tai irgi nuo grupės gali, žinai, šiek tiek skirtis. Ir dėl to, žinai, ten, pavyzdžiui, grupės dažnai ten būna rengia kažkokius savo, žinai, gimtadienius. Tai viena grupė, žinai, mieliau išsinuomos gražesnę sodybą, kita grupė, žinai, sumokės tos pinigėlis gal kažkokius speakerį, žinai, turinti daug patirties, kai iš kažkur, žinai, iš užsienio atsivežti. Nu, žodžiu, tai gali skirtis. Tai čia jau, žinai, vienos grupės, žinai, sąmonė sprendžia, žinai, ką jie nori daryti. Nu ir vat yra, kaip sakiau, finansinis sąmoningumas, kad tam tikros grupės nariai, tai žmonės, kurie skaito save, žinai, patys save identifikuoja kaip tos grupės nariai, tai vat jie ir turi tą atsakomybę, žinai, įmesti tiek, kad grupė galėtų, žinai, gyvuoti ir kad galėtų daryti, žinai, 12 žingsnį, žinai, pagal tradiciją, žinai, tas pagrindinis tikslas, kad galėtų perduoti, žinai, savo patirtį, žinai, apie sveikimą, dar kenčiančiam alkoholikui. Gal tai. Ačiū. Vaida alkoholikė. Tai ką Vaida? Taip, mes kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį turime organizacinį susirinkimą. Tai jame dalyvauja visi norintys, kas laiko save šitos grupės nariais. Ir mes aptariam, pristatom mūsų veiklą per šitą mėnesį, pristatom, kur buvom, kiek pinigų yra išleista, kiek surinkta, yra pateikiama ataskaita. Ir iš tos ataskaitos mes viską žinom. Žinom, kiek surinkta, kiek išleista, kam konkrečiai išleista. Jeigu planuojam kažkokias papildomas išlaidas, tai nubalsuojam, ar darysim tai, ar nedarysim. Kaip pavyzdžiui, praėjusi organizacinį susirinkimą atsirado mintis, kad reikia tvarkyti kondicionierius, nes, kaip matot, šitie 2 kondicionieriai mūsų, kurie yra prie sienų, tai jie sunkiai veikia. Atsirado žmogus, kuris nori savo lėšom visą tai daryti, bet pagal mūsų tradicijas mes privalom sumokėti kiekvienam už atliktus darbus. Tai yra, jeigu žmogus sugalvoja kažką daryti grupiai, tai jis pirmiausia turi pasitvirtinti organizaciniam susirinkime, ar grupė pritarė tai veiklai, kažkokiam pagerinimui ar dar kažkam. Ir jeigu pritarė, tai grupė privalo sumokėti, o tas žmogus gali nuspręsti pasiimti tos pinigus, padėti į 7 tradiciją, dalį pasiimti, dalį padėti į 7 tradiciją. Jis elgiasi taip, kaip nori, bet grupė privalo už viską sumokėti rinkos kainą, normalia kaina. Ir mes ankstesnėse patalpose, pavyzdžiui, kai buvom, tai buvom labai tokiuose sudėtingose patalpose, tai darėmės remontą, klijavom tapetus, tai mes už visus tuos darbus sumokėjom. Nes negali būti žmogus išnaudojamas, mes privalom kiekvieną kartą sumokėti už bet kokias suteiktas paslaugas ir tas žmogus gali spręsti, kaip jis pasielgs su tais pinigais. Tai kiekvienam organizaciniam aptariam, kiekvieną išlaidas, pajamas, ar netrūksta pinigų. Atsimenu, kad kai tik persikėlėm į šitas patalpas, sumokėjom depozitą ir pirmais mėnesiais tikrai mums trūko pinigų išlaikyti sumokėtų
tiesiog už nuomą sumokėti už mokesčius. Kaip tik jau, man atrodo, žiema buvo. Tai per organizacinį susirinkimą buvo tai išsakyta ir kiekvienas po organizacinio susirinkimo dar sumetė pinigų tiek, kiek kas galėjo, kad galėtume išsilaikyti, tiesiog išlaikyti šitas patalpas. Tai tam organizaciniam susirinkime yra aptariami iš tikrųjų labai svarbus dalykai, todėl verta ateiti ir išgirsti, kas jame vyksta. Po organizacinio susirinkimo sekretorius, sekretorė surašo protokolą ir surašo visą, kas buvo nutarta organizaciniam susirinkime, taip pat prideda finansų ataskaitą. Tai realiai bet kada gali atsiversti bet kurį protokolą, pas mus visi yra saugomi protokolai ir gali pasižiūrėti ir finansų situaciją, tas pagrindinės išlaidas, pajamas, žinot, kokia yra situacija. Tai viskas yra atvira, vieša ir nieks nėra slepiama, galima bet kada atsiversti bet kurį protokolą ir bet kada už bet kurį mėnesį pasižiūrėti, kaip kito situacija ir kokioje esame dabar situacijoje. Tai grupė yra tas svarbus sąžiningumas ir viešumas, kad mes galim žinot, kokia yra pas mus situacija. Negali dalyvauti susirinkime tam organizaciniam, bet kada gali atsiversti ir pasižiūrėti. Tai šitas yra labai svarbus punktas iš tikrųjų ir ta disciplina, tada ir iždininkų yra žino, kada turi paruošti tą finansinę ataskaitą, kad turi susirinkti, susiskaičiuoti pinigus, kad tai yra svarbus dalykas. Kitas klausimas irgi organizaciniam iškilo dėl to paties kondicionieriaus. Vienas žmogus papasakojo istoriją, kaip kitoj įstaigoje paprašė paramos ir pasistatė suoliuką ir gavo tą paramą ir pasiūlė, o kodėl mes negalim pasiprašyti kažkieno paramos ir dėl, pavyzdžiui, to kondicionierių ar dar kokių kitų dalykų. Tai mes ir priminėm, kad kiekviena grupė turi išsilaikyti pati, mes negalim prašyti jokių paramų, nes jeigu paprašysim, tai mus įtrauks į kitas, pavyzdžiui, kokia nors kondicionierių įmonė pasiims mus kaip reklamai. Va, mes teikiam paslaugas ir jeigu, pavyzdžiui, jie susikompromituos dėl kokių nors priežasčių, tai mes būsim įtraukti į šitą skandalą. Tai dėl to yra griežtai pasakoma, kad mes nepriimam jokių aukų, jokių parėmimų ir politikai būna sugalvoję, kad nori suteikti patalpas ar dar kažką, kad paskui galėtų pasiimti kaip tokį dalyką, kaip vat remia. Tai yra daug, šitos tradicijos yra grynai visų atėjusios iš patirties. Jos yra kiekvienos išbandytos, bandyta daryti priešingai ir turėtas skaudus rezultatas, todėl buvo per tas skaudžias patirtis priimta laikytis šitų 12 tradicijų. Jos yra kaip rekomendacijos, kiekviena grupė sprendžia pati kaip daro, bet jos yra tikrai pasiteisinusios ir tikrai jos yra veikiančios. Aš pati priklausau šiuo metu Aukštaitijos intergrupės finansų komitetui, tai mes kartu su biuru vertinam biuro finansus ir audituojam tos, vertinam finansus ir mūsų veikla atsirado tik praėjusių metų pabaigoje ir kai pradėjom žiūrėti į biuro finansus, tada išaiškėjo, kad yra tokių dalykų, kaip Ivan minėjo, kad užsisakom knygas iš biuro, nes visos tos knygos ir visos brošiūros atkeliauja iš biuro. Tai dalis grupių buvo nusprendusi, kad siuntimo mokestis yra rekomendacinio pobūdžio ir sumokėdavo tik
už knygas ir nepervesdavo pinigų už siuntimo išlaidas. Tai biuras turėdavo pats susimokėti už tas išlaidas. Tai šiais metais kovo mėnesį vyko konferencija ir buvo tokios gairės priimtos, kad grupės turi susimokėti savo išlaidas, bet kaip ir viskas yra rekomendacinio pobūdžio. Mes negalim nieko priversti daryti taip, mūsų rekomendacija yra daryti taip, bet jeigu grupė nuspręs kitaip, mes nieko negalėsim padaryti iš tikrųjų. Tai ir tas pats yra ir su renginiais, ir kad renginiai patys išsilaikytų save, susirinktų visas išlaidas, nes peržiūrint finansus išaiškėjo, kad dalis renginių neišsiaiškina, ar ta patalpų nuoma ten nepasikeitė suma per kurį laiką, renginio metu gal buvo kažkokios paslaugos papildomos paimtos, tai sumoka kiek tik už tai, kas buvo iš anksto susitarta, bet ne už visą sumą. Tai daug tokių dalykų išlindo ir konferencijoje buvo patvirtinta, kad renginiai turi pasižiūrėti, kokios yra tikrosios išlaidos. Ir tas pavyzdys, kad mes sumokam žmonėm už jų suteiktas paslaugas. Tai vienas žmogus teikia maketavimo paslaugas ir kažkodėl žmonės buvo įsitikinę, kad tai daroma nemokamai. Ir tiesiog buvo ignoruojama ir net nesigilinama, kad į biurą ateina sąskaitos už kažkokio renginio plakato sumaketavimą, brošiūrų kažkokių ten skrajučių ar dar kažko sumaketavimą. Tai mokomės iš tų klaidų ir išsiaiškinam ir taip. Kaip Ivan minėjo, tai radau, kad 2000 pasitvirtinom, kad gali skirti aukojimą vienkartinį. Irgi konferencijoje buvo pasitvirtinta, nes skirtingoje literatūroje buvo skirtingos sumos įrašytos. Dabar dar apie Europą. Kaip Ivan minėjo, kad mūsų grupė daro pavedimus ir Europai. Tai kam tai Europai reikia daryti tos pavedimus ir kas mums iš tos Europos yra, tai kad kad mes siunčiam, kad vyksta Europos suvažiavimai, mes siunčiam irgi atstovus, Balys ir Vilma paskutinį kartą, man atrodo, UK buvo, tai tie susitikimai vyksta tam, kad pasidalint patirtim, kaip sekasi skleisti žinią, perduoti tą žinią. Ir po to, kai jie grįžo, dalyjosi, ką išgirdo, ką jie pristatė iš savo pusės, kaip Lietuvai sekasi. Tai mes irgi organizaciniam susirinkime aptariam visas tas idėjas, ne visas, bet pagrindinės idėjas. Tai iš tikrųjų yra svarbu palaikyti tą vienybę ir dalintis patirtim, kaip ir sužinoti, kaip kitiems sekasi, kokios yra gerosios praktikos. Kas dar buvo nutarta, pavyzdžiui, konferencijoje buvo nutarta, anksčiau biuras neturėjo rezervo, buvo tik menamas rezervas, kad 3 mėnesius pavyktų išsilaikyti, bet niekur nebuvo pasitvirtintas jisai, tai dabar nuspręsta, kad yra 4 mėnesių suma neliečiama ir turėtų turėti biuras tokį rezervą.
alkoholikas, tai jau tos sąskaitos už maketavimą, tai ar jos buvo apmokamos ar? Biuras, apmokėdavo biuras. Taip, visos, biuras apmoka visas sąskaitas. Tiesiog ne tas renginys padengdavo, o biuras. Nu, kuriam skirtos, pavyzdžiui, tos brošiūros. Tai o iš kokių lėšų finansuojami renginiai tada? Renginiai yra, pavyzdžiui, surenkamos tos aukos ir renginiai paprastai iš to išsilaiko. Iš Nu, tos tradicijos dėžučių renginio metu. Jo, nu pavyzdžiui, Bet vis tiek prieš renginį ten kažkokie ten avansai mokami, tai iš kurių pinigų tie mokami? Pavyzdžiui, yra organizuojamas renginys ir yra parašyta, kad pavyzdžiui, jeigu ten, pavyzdžiui, vyksta stovykla, tai ir yra nurodyta, kad, pavyzdžiui, už ten nakvynę tiek, už ten kažką tiek ir, pavyzdžiui, yra, dabar neatsimenu, kaip vadinasi tas mokestis, kur registracijos mokestis, tai paprastai iš tų registracijos mokesčių ir pasidengia patalpų nuomos, skrajutės ir visa kita. Nu, pavyzdžiui, kaip šventos stovykla turėtų tai padaryti, žiemos stovykla, yra registracijos mokesčiai. Bet kai neįsvertina, kai galvojama, kad ta paslauga yra nemokama, tiesiog net neįsitraukiama į biudžetą, kad reikia turėti pinigų šitam. Tai pavyzdžiui, biuras turi 3 mėnesių rezervą, o kur jie pasiunčia pinigėlius, kur eina virš rezervą? Nu, tai biuras neturi tiek daug pinigų, nes visi tie pinigai išeina arba yra biuro direktorės atlyginimas, yra buhalterė, yra knygų leidyba, tai visų šitų sąskaitų apmokėjimas, tai tų pinigų ten... Tai žodžiu, mūsų Lietuvos biuras niekada nebuvo situacija, kur jis galėjo paskirti kažkur toliau jo pinigėlius? Nežinau, aš kaip paskutinių 3 metų žiūrėjau, tai jo, kad nėra ten labai tų daug pinigų. Taip, jie turi tą rezervą, stengiasi jį laikyti, bet būna laikų, kai ties rezervo riba gyvena. Ir net tokių tolimų. Ir pagal tai ir planuojasi, ar leis kažkokią literatūrą, ar kažką spausdins, ar nedarys, nes tokia yra situacija. Biuras tikrai neskęsta piniguose. Gal yra kam nors dar kokių klausimų? Tiek man, tiek Ivanui. Kaip ten Giedrius alkoholikas, kaip ten su iždininkais, ta prasme, nebaisu vis tiek žmonės kažkaip su kažkokia tai praeitim, ar ne, kaip kurie kaip vieningai balsuoja tikriausiai, ar ne? Taip, per organizacinį yra klausimų, kokia yra blaivybės patirtis, ar praėjęs žingsnis, ar turi patirties su tradicijom, praėjęs tradicijas. Visiems ieškoma patikimo žmogaus, nes taip istorijoje yra buvę visko, kad užgeria ir dingsta su visais pinigais. Žmonės alkoholikas ir, globėjo klauso. Pagrinde, čia tas dalykas remiamas. Bet, ką žinau, manęs asmeniškai, tai, paklausė ten, buvau tik praėjęs žingsniais, nes, žinai, mūsų grupė yra nemažai žmonių, žinai, beveik visi žmonės eina žingsniais, yra ta kultūra. Ir kokybė blaivybės atitinkamai yra,
palyginus daug vyresnė, turint tą trumpesnį, žinai, laikotarpį. Nes vis tiek, nu, svarbu yra kokybė, ne laikotarpis. Žinai, yra žmonių ir 10 metų ir, nu, ne visai nepatraukliai, pavyzdžiui, man tą turi. Tai, jo, tai tie dalykai. Ir, nu, tokie, žinai, esminiai, nes vis tiek, žinai, mes nesame kažkokia registruota kažkokia organizacija ir panašiai, tai būna to, kad dalis pinigų vis tiek liečia asmeninės sąskaitas, o dėl to, žinai, nu, neturi būti kažkokie apribojimai, ten antstoliai ir panašiai. Tai va tas dalykas ir žingsniai ir nubėja žodis, tai esminiai. Bet, nu, nebūna kalnų rankų dažniausiai. Bet viskas priklauso vėlgi nuo to, ant kiek gerai, žinai, veikia 12 žingsnis ir 5 tradicija. Ant kiek gerai mes skleidžiam tą žinią ir ant kiek čia daug yra globinukų, kurie, žinai, yra įtraukti į grupės gyvenimą. Ir jeigu daugiau, tai ir išdingų yra šiaip labai paprasta, žinai. Nepaprasta, tada, kada, kaip paminėjo, kad kai mes persikeliam iš šios pastatos, šiek tiek, žinai, trūkų pinigų, bet vėlgi, nu, mūsų grupė, tie atsakingi grupės nariai, žinai, kai prisiema tą atsakomybę, kad grupė išsilaikytų, tai buvo labai, žinai, paprasta, aš pasakiau, kad žiūrėkit, ten net nebuvo paskutinį pirmadienį mėnesį. Tai, žinai, būna, kad dar savaitę iki mėnesio galą ir ten kažką panašaus buvo, kad man teko tiesiog pasakyti, žiūrėkit, jeigu mes nesurinksim dar tiek ir tiek, mes neturėsim iš ko, žinai, kitą mėnesį galimai sumokėti. Tai mes turėjom, nu, ir, žinai, ir, nu, aš kiek 2 metus buvau iždininku, nu, gal 3-4 kartus man reikėjo, žinai, priminti, kad, nu, reikia šiek tiek pažiūrėti. Ir viskas. Bet mūsų grupiai, nu, žinai, užtekdavo vieną kartą pasakyti. Dažniausiai po to būdavo, kad po 2 mėnesių tai jau reikėjo skirti kažkur, žinai, pertvarkyti tų pinigų. Tai va, tai, žinai, nu, mūsų grupiai labai paprastas startavimas. Kitose nežinau, neturiu. Gal dar yra klausimų? Tokia tema, buvo tokia neplati. Aš, Vanas, polikas galiu pasakyti, žinai, tradicijos, man jos atrodė, žinai, daug sudėtingesnės, kai, žinai, va, po to, ačiū Dievui, žinai, atsirado čia grupė, žinai, tak, nu, gali arba su globėjai, žinai, eiti, arba, nu, mūsų grupė, žinai, buvo jau 2 kartus, buvo, kad buvo kūrimo grupė ir tokie grupiniai užsiėmimai tradicijų. Aš dalyvavau, tai mes kiekvieną trečiadienį, žinai, 12 savaičių, nu, realiai šiek tiek daugiau, nes ten dar buvo atsiskaitinės ir panašiai. Ir mes, žinai, vieną dieną, ten iki 2 valandų ir vot vieną tradiciją, žinai, mes turėjom namų darbus, ten literatūros sąrašą. Ir va taip, po to čia Darius, Alvaida, žinai, ir jie ir vedė tom tradicijom. Tai kai skaitai vienas pats literatūrą, ir tos literatūros, žinai, nu, nemažai kur apie tradicijų, žinai, nu, tikrai nemažai, žinai, tie daktaras Bobas šaunieji veteranai, žinai, 12-12, tarnavimo žinynos, iliustruotos, anoniminiai alkoholikai subręsta, anoniminiai alkoholikai mūsų pagrindinė, žinai, knyga. Tai, nu, daug tos, žinai, literatūros, kur tradicijos yra, žinai, kažkiek aprašomas. Daug kur ta informacija vėlgi kartojasi, žinai. Ir atrodo, žinai, kaip, nu, supranti, ir viskas sudėtinga, bet, žinai, esmė tradicijų, tiesiog, žinai, ir kiekviena tradicija mane asmeniškai, žinai, daug ko moko. Pavyzdžiui, kaip 7 mane asmeniškai moko finansinio sąmoningumo. Ar mano finansinis sąmoningumas yra tokiam pačiam lygiai kaip mūsų grupės, nu ne, jis vis dar nelabai, žinai, nes aš turiu, žinai, savo charakterių defektų, bet vėlgi, žinai, nu, čia tie dalykai man savęs
kritikuoti, nu nelabai aš galiu, nes, nu, žinai, jeigu taip yra, tai čia kaip ir Dievo dalykas, tai Dievo aš nekritikuoju. Jeigu jis galvoja, kad viskas čia normaliai, reiškia viskas čia normaliai. Tai va, bet kiekviena tradicija kažką mane asmeniškai moko, bet vėl, kai viskas gerai su sveikimu, su 12 žingsnių, tai kaip ir ten pažaduose parašyta, kad mes intuityviai žinosim, kaip pasielgti. Tai mes, žinai, net nepraėję, nu aš pavyzdžiui, nepraėjęs buvau tradicijų, neįsigilinęs į juos, aš jau turėjau tam tikrą, žinai, supratimą, kaip reikia elgtis ir gan gerą, žinai, vietomis. Ir nu, vėlgi čia ne mano kažkoks ten nuopelnas, čia tiesiog darbas UKB, buvimas čia grupėje, žinai, ir klausimas jūsų patirties. Nes va tas, žinai, mūsų kolektyvinė ta sąmonė, žinai, tas, va, kas vienam intuityviai gaunasi, gali kitam nesigauti intuityviai, žinai. Bet kai va, daliniesi, čia dalinasi žmonės patirtimi, aš gaunu atsakymą, žinai. Aš žinau, kaip taisyklingai pasielgti ir sakau, čia nėra, dažniausiai čia ateina iš jūsų ir panašiai. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad visas tos tradicijos, viskas gan paprasta. Tiesiog, ką mes bedarytumėm, mes neturim kažkaip sukompromituoti mūsų pagrindinį tikslą. Tai žinai, jeigu mes, pavyzdžiui, bet kokią tradiciją, nu, pavyzdžiui, 10. Anoniminė alkoholikė nereiškia savo nuomonės pašaliniais klausimais, todėl avada nedarėtų traukti į viešus ginčius. Jo, tai pavyzdžiui, jeigu ten mūsų ten komitetas pradėtų dalyvauti, žinai, politiką arba reikšti nuomonės apie, žinai, ten kairiosius, dešiniosius, ten, nu, ir žodžiu, palaikyti. Nu, tai viskas, dalį žmonių jau mūsų atsisakytų. Nu, jau kas ateina, jis palaiko, žinai, kitokią kažkokią ten politinį viziją turi, karoči, viskas. Mes ateinam čia, pavyzdžiui, prie grupės. Aš asmeniškai ateinu ir pradedu sakyti, kad Rytas yra šūdas, Žalgiris yra jėga. Tai, žinai, yra naujokų, kuriem nepatinka tokia nuomonė, jie nueis. Tai va, tau, žinai, kaip mes, kaip ten grupė, kažkokia organizacija, arba kaip aš asmeniškai, žinai, ta pati patirtis. Aš nereiškiu, kad, žinai, nepakenkiu. Aš turiu žinoti, dėl ko mes, žinai, visą tai darom, mes kaip grupė turim žinoti, dėl ko mes visą tai darom ir nedaryti, žinai, šūdų. Tai pavyzdžiui, su pinigais mes turim pinigus ir naudoti tam, vat savo pagrindinį tikslą. Viskas. 7 tradicija baigta. Tiesiog, žinai. Ir asmeniškai tai mane, žinai, moko. Jeigu aš ten uždirbinėju pinigus, tai aš turiu normaliai sustatyti, žinai, prioritetus. Ir, žinai, nelepinti savo ego tais pinigais, žinai, o pagalvoti apie tos, kas mane, žinai, supo. Ten, mano, ten, žmona, ten, būsimo mano, kartais ten, įvertinti jų, žinai, interesus ten. Ar aš noriu savo kažkokį, žinai, ten, naują telefoną nusipirkti, ar man reikia kažką namuose, žinai, patvarkyti. Ir va tokie dalykai, žinai, tai ir apie tai ir kalbama, žinai, kad sustatyti prioritetus, turėti, žinai, tą tikslą ir naudoti tiek, kiek tu turi, žinai, tų finansų ir neišleisti daugiau, kad neatsidurti situaciją, kad tu neturi tų rezervų ir negali save, žinai, išsilaikyti ir tau reikia kažkokio, žinai, išmaldos, žinai, prašyti. Tai va, tai, žinai, tradicijos jos, nu, daug dalykų jau gaunasi intuityviai, bet tradicijos toliau moka, žinai, grupę gyvuoti ir mane, žinai, tų pačių dalykų, kur man kaip ir turėtų intuityviai gautis, bet nu ne visada, žinai, čia. Nėra jokių absoliutų sveikime, nei mūsų programai, ten negaliu aš būti 100% sąžiningas, žinai, nebus pašalinti 100% mano, žinai, tų defektų charakterių ir panašiai, nu nėra. Plius, žinai, aš pats ten nedarau 100%, žinai, ką čia parašyti. Tai ko galima tikėtis. Tai va. Tai man su ką norėjau pasakyti, su tom tradicijomis. Mes kaip grupė turim tą vieną pagrindinį tikslą ir visos tradicijos yra tiesiog, kad mums padėti suprasti, kas mums ir taip turėtų, žinai, būti suprantama intuityviai, žinai, kad mes neturim taip elgtis, taip ar kitaip, bet mes žmonės, mes visi klystam ir tradicinės prašyta net kaip ir grupė, kaip vienetas, jo, su tą visą savo kolektyvinę sąmonę turi teisę klysti. Tai, ta prasme, viskas čia yra suprantama, kad mes žmonės, mes grybaujam ir ar aš vienas grybauju, ar mes visi čia, žinai, susirinkę grybaujam, čia viskas normalu taip ir yra. Ir dažnai ta nuomonė ir supratimas skiriasi, žinai, tai kas atrodo mūsų grupiai, žinai, normaliai, tai kitai grupiai gali, žinai, atrodyti nenormaliai, ar net ir visai intergrupiai gali atrodyti nenormaliai ir buvo istorijų tokių atvejų iš mūsų grupę. Dar prieš man ateina, žinai, sveikti, kad, nu, buvo, žinai,
mūsų požiūris į sveikimą, žinai, kad reikia būtinai su grupė, nėra čia, žinai, kur, toks, nebuvo visur toks pat. Bet aš, pavyzdžiui, kai atėjau, aš turėjau šiek tiek patirties užsienį, žinai, tai ten buvo tas pats, aš atėjau į grupę, tai man po 2 savaičių tiesiog vaikščiojau į grupę, ten aš buvau 4 susitikimus ir mes atėjau, va čia, žinai, vardo žmogaus ir jis bus tavo globėju. Ir taip yra daug. Pas mus taip nėra dar. Tai man tai buvo visiškai normalu, kad žinai, kad reikia. Ar man tai padėjo, tai nefiga iš pradžių, kol aš nemoku pasirašyti. Bet, sakau, tas požiūris jis yra skirtingas. Vaida, alkoholikėm. Aš dar pagalvojau, kai mes čia atsikėlėm šitas patalpas, tai radom va šitą kiliminę dangą, šitas stiklinės sienas ir kelis stalus. Ir nieko daugiau nebuvo. Tai mes atsivežėm iš anos grupės kėdžių, bet kėdžių nepakako, tai mums reikėjo ten, kur yra prie sienos sustatytos, tai man atrodo didžioji, gal pusė yra nupirkta kėdžių, va šitie rūbų kabyklos irgi reikėjo, kad pasistatyt, kad būtų, kad žmonės turėtų kur žiemą paltus pasikabinti, šitų stendų irgi nebuvo. Mes ankstesniai grupiai galėjom prie sienos prisikalt lentynas ir laikyti knygas tokiu būdu. Bet šitose patalpose buvo pasakyta, jeigu bus skylių, reikės jas užtaisyti ir viską perdažyti. Tai grupė šitą įsivertino ir nusprendė, kad geriau yra nusipirkti stovus, stendus, vietoj to, kad gręžti skyles ir po to, kai, pavyzdžiui, kas nors bus šitom patalpom, pasakys, kad mums reikia išsikraustyti, ar nori parduoti šitas patalpas, ar dar kažką, kad nereikėtų samdyti kažkokias tvarkytų sienas. Tai visur grupė yra priimami sprendimai dėl tų finansų ir įsivertinama, kaip geriau daryti, kas kiek kainuotų. Tai ir visą tai, ką čia matot, grupė ir įsigijo. Aišku, turim seifą, kuris keliauja iš grupės į grupę, čia yra mūsų keliautojas. Tai kas kažką turim, kažko reikia ir tokiu būdu nešam tą žinią. Tai ačiū Ivan.